Agrovizija kviečia susitikti. Parodos tema daugiau su mažiau. Organizatoriai, rėmėjas ir partneriai. Va kokie kviečiai. Čia po žalio pūdymo. Bet taigi Agrovizija šiemet, kas antrus metus vyksta akademijoje, Kėdainių rajone, birželio 19-21 dienomis. Reikės važiuoti. O kai nuvažiuojam, apsižiūrim kontrolės. Pirmas dalykas, pažiūrim kontrolę, paskui važiūrim bandymus. Antras dalykas, pažiūrim technikos. Tai kviečiu ir jumis įsigyti išankstinius bilietus. Nuorodą paliksiu aprašymuose. Sakė, bilietai pigesni bus, kas pirmiau nusipirks negu vietoje. Tai siūlyčiau geriau nusipirkti juos internetu ir nesuksi savo galvos. O dabar kalbant apie kviečius. Kviečiai dabar gaus jau pirmąjį fungicidą, nes jau prasideda pradai, ligų matosi, tai kad užkirst kelią visiems patogenams, paimsim ir nusipurkšim. Va, kur aš čia dabar ką tik mačiau. Ant senų lapų yra, jau pradeda kiltus ligos. Dar gal šitam lauke truputėlį mažiau, nes čia buvo žalesis pūdymas, tas rapsiukai, kur pasėti buvo. Ir paskui jos kur užskutom. Va, va, matosi jau. Vienas kitas taškelis. Tuo pačiu ir augimo reguliatoriaus. O po keletos dienų važiuos nuo vienskilčių piktžolių, nes pasirodo sėkloj turėjom iš kažkurios įmonės. Neprisimenu, arba tai prisidaugino vienskilčių, labiausiai tai dirsė, nes daug vagutės yra jos pridygusios, tai pasisėjom, paprasčiausiai pernai vieną lauką nusipurškiau, spėjau, bet paskui toliau. Taip ir prisidauginu. Tai va, kokia draugė. Aišku, čia ne vagutė, bet jinai auga. Mes iš šono. Dabar Viktoras purškia, varysim pasižiūrėti, kaip jiems sekasi purškaliotis. Mane paleido, švakar ilgai purškiau, tai šiandien jam duodu papurkšti. Šiaip labai tykus vakaras, išvažiavom tik po pietų purkš, nes vėjas buvo ganėtinai stiprus, tai kad kuo mažesnis nusinešimas būtų ir patektų ten, kur reikia, ir tiek, kiek reikia, ir tada, kada reikia. Tai va, grybai auga be jokių grybų, kaip sakant. Šiemet be jokių purškalų. Vienas kitas ir jisai kažkaip čia tas herbicidas nesuveikęs, nes purškiam prieš pat šalnas visas. Tas šalnas, tuo momentu, tai dar gal ir nelabai matosi, bet tikiuosi tas dvi skiltes visas paims. Rapsiukai matosi, kad jie gelstelėja. Gelstelėja. Tai labai tikiuosi, nes čia rapso pabirų ir tuo labiau jo vasarinio dar, tai draugė Facelija, kaip visada, išlenda iš. Dar ganėtinai švaru, bet gaunasi, kad buvo daug drėgmės ir dabar ateina šiluma, tai baisoka prasileis, nes paskui, kai prasileidi vieną kartą, tai atsitiesti būna sunku su lygom. Tai šiemet taip nebedarom, kad ten pusiniam normom mažintom ar kažkaip. Dabar dedam pilną. O paskui žiūrėsiu, lauksiu vėliavos greičiausiai ir tada matysim palei situaciją, nes čia pažįstami rašinėjus, kad Atlantas šilčiausias per kiek metų, tai įdomu, kuom čia viskas gali baigtis. Tai kad nebūtų vėl sausros. Kviečiams azotas atiduotas jau. Kol kas palei planą kaip ir viskas, 170 veiklios grubiai.
didžioji dauguma kaso forma buvo paduota per vieną kartą. Tai žiūrėsim kaip, nu. Čia tas kaip darosi, tai kai taliojasi purkštukai. Pasikeičia purkštukai, nes pas jį posūkio sistema yra. Taip, kad į posūkį išpurkš daugiau. Nes sukasi štanga ir jinai greičiau skrenda negu traktorius, kad sukasi. Nežinau, kaip jūs darot kampuose, pristuminėjat, jeigu kokį fungicidą purškiat ar ne. Čia dabar gaunas kampai labai dideli tokie, tai kaip ir reikėtų atstuminėti. Šoks kvepiantis fungicidas, aš nesuprantu. Čia pradėjo kvepiančius daryti gal. Ar kad žmonės aplinkui nepyktų, kad smirda. Nežinau, man atrodo, Džandyrui trūksta šito tepalo srauto. Tai žodžiu, kada trūksta tepalo, hidraulinis siurblys sunkiai suka tada, biški trūksta, plotis didelis gaunasi, purkštuvo, reikia, išpumpuoti kiekį. Pakeitėm tepalų šiandien, nes jau visai skystas tepalas buvo, jau laikas buvo keist. Tai nežinau, ir vis tiek tas pats. Tai biški varo į neviltį tokie dalykai. Bet žodžiu, čia dar vieni nevilties. Čia runkelis, čia ne runkelis. O atrodo vienodai. Čia rūgtis yra. Baklė. Kažkuris iš tų. Žodžiu, runkeliai po vieną kitą lenda, kaip ir panašiai. Bet pluta va tokia žemė, va, nėra labai fainai ir gražiai, kad čia kažkaip ant paviršiaus išmėtas. Būna vis tiek buvo nelygų, čia tų ražienų. Bet dirba buvo labai, bet čia norėjom sėti, nes gavosi, kad atvažiavo pas mumis pirmus. Vienu žodžiu. Kaip visada. O, paukščiukai tie išsiritę. Žinot tos paukščiukus? Nežinau, kas per paukštis. Tokie mamos skraido aplinkoje, o paukščiukai laksto po laukus. Kas ten per veisliai. Čia pirmieji purškimai su purkštuvu buvo, tai paskui biškį pasikoregavom laikus, nes neišpurškė, kada reikia. Nepradėdavo. Tai biškį nesupurkšta. Dabar nežinau, taip gal ir liks. Žodžiu, lygiai sudygę, pupos irgi bedygstančios. Nežinau, čia irgi dar vienas galvos skausmas pavasarinis, nes Vikius visą chemiją dabar stresuoja. Lebački. Saulė šviečia kaip tik. Nu jo, gal korvetui reikėjo persipurkšti. Galbūt ir nereikėjo, galbūt ir reikėjo. Turim praretėjimų. Kaip visada, ant kalno ir
ant kalniuko ir šitas, ir išmirksta. Bet ne tokių praretėjimų kaip prieš pastarosius 2 metus. Tai įdomu šalnas turbūt, va. Pakandę. Žiedinukas daro darbą jau. Kur normaliai, tai normaliai. Šiaip nemažai prasiretinu ir čia yra kažkur 10 veislių, man atrodo, sumaišytų, jeigu neklystu. Tai gerai prisimenu. Čia yra žiauriai daug akmenų, yra 5 cm kažkur tik tai gylis darbinis stripketo buvo, nes labai daug kojų nuraudų, varžtinė apsauga ir nukirsdavo kojas. Tai sakau, pasikeliam ir va. Ir visai neblogai. Jokio augimo reguliatoriaus nebuvo purkšta. Šakojasi lyg panašu. Turi vietos, jisai man biškai kartais nepatinka, va, kur yra kažkas, kažkur kažką, bet atrodo turėtum nepraeiti ir turėtų žemės nesimatyti, o kai matosi žemės, tada piktžolės gali augti, bet čia yra ražiena. Tai vėl yra kiti niuansai. Taip, kai pasėjai kelias veislės, jos viena su kita susiriša, kosmosas, bla bla bla, ir jos pradeda net žiūrėti vienodai. Nes jaučia šalia augalai, tipo, kad vienas šalia kito. Ir... Va čia tai gražu. Palyginus, tokiais kažkokie žemučiai, labai dirvožėmis nelygus. Ir arba streso gavę, arba pašalę, arba dar kažkas. Šitose vietose iš po žiemos tiesiog silpnesni augalai. Tai čia arčiausias rapsas, kurį turiu, o kiti visi toli ganėtinai. Tai. Kažką pjausim, vis tiek geriau negu nautilinis tas, kaip buvo. Kaip jie ten pavadint parodiją. Rapsui reiktų centrinį nukastų, kad kas nors ir tada šakas jie leistų iš šonus. Manau, dar viena klaida, kad kažkaip neturėjom laiko, nespėjom, kad tie darbai vienas su kitu galbūt reikėjo praakėt, kad truputėlį to šiaudus pasimėtit. Nors ir atsivalė tą vagutę, bet, aišku, čia labai daug iš rudens per žiemą numirė. Aišku, lapelės. Kaip pagalvojus, pasėtum 5 augalus į kvadratą, turėtum va tokius augalus. Čia va vienas augalas. Ir super būtų. Ką, ne? Kvadratinis metras, va. 5 augalai, va. Vienas čia, kitas čia. 6 augalai, va. Ir viskas. Kad tai būtų paprasta. Čia irgi va nukastas, kiek šakų duoda. Tas rapsas toks šlyno gėlė. Tai čia, manau, vienas iš prastesnių. Aišku, jisai dar sukils vienodai, visi vienodai pradės žydėti. Aišku, branda jau, man atrodo, nelabai bus vienoda, bet reiks laukti. Ir vėl kitas vaizdas. Čia matosi viena veislė, čia galbūt kita veislė. Ir koks skirtumas ir toks netolygus pasėlis. Ir viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Smagu yra sugrįžti visada. Kartais sunku prisiversti tos video daryti, bet kažkaip kai pradedi, vėl viskas normaliai. Tai ačiū, kad žiūrėjot dar kartelį. Parašykite komentarą. Paspauskit patinka, nes tai padeda daugiau žmonių pamatyti klipukus. Ir nepamirškit užsiprenumeruoti. Viso gero.